Labas rytukas, mano šiandien šventiniai pusryčiai, šiandien mano gimtadienis. Tai šiandien pusryčiams pasidariau sumuštinuku, su duonyte, jautiena ir agurku. Tai šiandieną turbūt tik tai pusryčiai bus mano normalūs, o po to visa kita jau nesąmonės. Bet gimtadienis tam yra, kad valgyti tortą ir švęsti. Išėjom pasivaikščioti su mamyte, apžiūrėsim rožės, bet jau rožės nužydėjusios. Kokios gražios šitos, graži spalva. Bet jau nužydėjusios. Raudonos. Baltos. Pasivaikščiom, atėjom kavytės atsigerti dabar į parko kavinukę, bet žmonių tai nėra labai daug, iš tikrųjų tuščia. Bet po truputį renkasi, o vėjas tai siaubingas, viskas nuskraidė nuo stalų, visos gėlės skraido. Tikiuosi nepradės lyti, taip niaukiasi. Gausim lietaus, bet netoli namai. Tai va, mėgavomės kavytę. Norėjau sakyti gero oro, bet nelabai geras oras. Šiaip tai nešalta, 22, bet vėjas tai siaučia. Na, draugė, bet neturim riešutukų. Ką tau duoti, mažytė? Ruošiuosi, puošiuosi, aš jau žinokit. Šiandien mano jubiliejus. Šiandien man 40 metų. Taip nesitiki, kažkaip nebeskaičiuoju 8 metų, kažkaip nebijau pasenti. Aš kaip sakau, aš jaunyn einu. Tai šiandien bus didelis balius su fejerverkais. Ne, juokauju. Nieko nedarysim ypatingo, jokių balių. Paprasčiausiai eilinė diena. Aš kaip sakau, aš kiekvieną dieną švenčiu. Man nereikia kažkokių tai ypatingų progų. Kiekviena diena kaip šventė. Tai šiandien tik tai su šeima praleisime laiką, pabūsime kartu, valgysime tortą, cepelinų mamytė išvirs, užsiprašiau. Tai pabūsime visi smagiai, ramiai ir viskas. Aš taip švenčiu gimtadienius, aš jau jokių balių nedarau, nežinau, keletą metų. Anksčiau darydavau, bet dabar ne. Tik tai su šeima, būna kažkur išvažiuojame į restoraną kokį papietauti ar pavakarieniauti ir viskas, nieko ypatingo, žinokite. Reikia švęsti taip gimtadienius, kaip norisi jums, o ne kažkam tai kitam. Tai aš taip ir darau. Anksčiau aš darydavau tos gimtadienius, žmonių, draugų prisikviesdavau, baliukai. O dabar jau keletą metų nedarau, švenčiu taip, kaip noriu. Švenčiame tik su šeima ir artimaisiais. Cepelinai verda, spirgučiai kepa. Bus cepelinų balius. Iš tikrųjų tai neatsimenu, kada valgiau cepelinus.
kaip bus skanu. Labas rytukas, mūsų rytas šiandien prasideda nuo pasivaikščiojimo. Tai šiandien jau antras rytas, kaip einame pasivaikščioti su mamyte. Šiandien orelis geresnis nei vakar. Jau vėl orai atšyla, jau bus vėl karšta. Mamytė uogauja. Čia visokių uogų pilna, nežinau, kas čia slyvukai čia? Kiek daug. Čia laukiniai slyvukai. Reikia paragauti, bet neplauti. Pilna, čia ant žemės prikritę daug. Kokie saldus, kokie skanus. Net nerūgštus. Visokių čia uogų pilna. Čia pačioj dar yra. Jūs tik pažiūrėkit, dar ir geltonų kažkokių tai radau. Ar čia tie raudoni tokie geltoni? Kiek daug čia turbūt niekas nevaikšto šitais takeliais, neranda. Mes ateisim pavalgyti čia. Kiek daug, pilno šakos. Čia dar nenunokę jie. Vau. Vyva. Prisivalgysim slyvukų, bet šitie tai geltonieji, bet kokie saldus. Labai skanus. Čia dar kažkokios uogos, bet aš tai jau bijau ragauti, nežinau. Dar apsinuodysim. Bet pilna, čia kaip sodelis. Tai mes čia vaikščiam ir kiek mes čia gėrių randam. Čia yra graikinių riešutų medis. Ir kiek daug bus riešutų. Neina, gal pabandysiu priartinti. Kiek pilna tų riešutų. Čia reikės ateiti rudenį. Vau. Ir labai didelis šitas medis. Vau. Neina taip priartinti, nežinau ar matosi. Pilna graikinių riešutų. Čia jau takelis numintas, kažkas jau čia ėjo, einu ir aš, nes matau, kad čia apačioj yra, tai parodysiu. Gal nenusidilginsiu kojų. Pažiūrėkit. Graikiniai riešutai, aš net nesu niekada mačiusi, iš tikrųjų mamytė man čia pasakė, kad čia graikiniai riešutai. Vau. Reiks ateiti rudenį. Manau, kad rudenį bus išnokę, net nežinau. Vau, ir kokie dideli. Ir kiek daug. Oh my days. Vau. Nusidilginau kojas. Čia gervuogės, bet jau čia nuvalgytos, čia prie pat krašto. Čia kažkokios tai uogelės. Ko tik tai nėra čia. Ką jau radai? A. Jau čia yra. Bet ir lietuviai arba lenkai. Nuvalgė. Nori. Ne, nerūgščios. Nemėgstu aš rūgščių uogų. O gal gyvūnai kokie nuvalgė? Žmonės. Kas čia per uogos? Kas?
Paleis vidurius čia šiandien. Čia tik dėl grožio. Dar vienas riešutų medis. Čia jau Lazdyno riešutai. Kiek daug čia tų krūmų, tų uogų. Aš tai nelabai šitų mėgstu, bet pilni krūmai. Gerai, išeini pasivaikščioti, prisiuogauji, prisiriešutauji. Kažkaip anksčiau aš nepastebėjau. Kažkas čia krepšda krūmuose. Išlys koks gyvūnas. Einame toliau su knysliuku. Gėlytės. Kas čia per uogos? Kokios įdomios. Gražiai atrodo. Grįžom jau po pasivaikščiojimo. Tai kažkur virš valandos pasivaikščiojome. Dabar piluosiu vandenuką, nes nesinešiau vandenuko. Tai reikia atsigerti. Tai šiandieną ir sporto diena. Tai vėliau darysiu kojas, pasportuosiu. Dar nepusryčiavau šiandieną. Bet po vakar tai nelabai ir norisi, dar nealkana esu. Tai vakar buvo visokių nesąmonių privalgyta, cepelinų, torto, užkandukų visokių. Tai šiandien jau grįžtu į savo mitybą, jau šiandien tvarkingai maitinsiuosi. Tai pusryčiam iš tikrųjų nelabai norisi kažko tai sočiai. Tai pasidarysiu baltymų kokteiliuką, tokį maistingą. Tai šiaip tai baltymus visada geriu su vandeniu maišau, bet šiandieną pasidarysiu su migdolų pienu. Tai dabar perku šitą migdolų pieną. Tai mažiau riebalų turi ir 100 ml tik 13 kalorijų. Tai įsipilsiu pienuko, išsitraukiau šaldytų braškių, įdėsiu šiek tiek, bananą ir manau, kad riešutų sviesto dar įdėsiu. Tai įdėsiu šiek tiek šito riešutų sviesto. Čia milteliais yra šitas riešutų sviestas, jau 100 kartų turbūt rodžiau savo vloguose. Tai šitas riešutų sviestas turi mažiau riebalų, netgi 70% mažiau riebalų ir mažiau kalorijų, daugiau baltymų turi, be gliuteno, veganiškas. Tai įsidėsiu šiek tiek riešutų sviesto ir bus toksai mano maistingas baltymų kokteiliukas, nes nelabai norisi dar pusryčiauti kažko tai sočiai. Baltymus šitos naudoju, bet jau mano paskutinis indelis ir baigėsi šitie augaliniai baltymai.
patys skaniausi, žinokit, šitie veganiški baltymai, bet gaila baigėsi ir jų niekur aš negaliu įsigyti čia Anglijoje. Man čia brolis atsiuntė iš Vokietijos, nes tik tai Vokietijoje yra, nežinau, gal kažkur kitur yra. Tai jeigu kažkas tokius naudojate, parašykite. Gal Anglijoje kažkur yra įsigyti, nežinau. Tai šiandieną man išeiginė, dabar iš tikrųjų kaip ir atostogauju, pusiau atostogauju ir truputį dirbu, bet daugiau laisvo laiko tokio, tai pasimėgausim dar likusią vasarėlę, šiaip tai jau nieko nebeliko, viskas jau nepilnai 1 mėnesiukas ir vasarėlė baigsis. Bet iš tikrųjų gera pas mus vasara buvo, labai karšta. Buvo čia dabar šiek tiek atvėsę, bet tikrai pakankamai karšta buvo vasarėlė. Tai nežinau, ką mes čia šiandien veiksime, jokių planų nėra. Tai gal sugalvosime kažką, nežinau. Oras tai geras, mažyliukas tai darželyje. O mano vyresnėlis tai išvažiavęs atostogauja Albanijoje, tai šią savaitę turėtų grįžti, tai jau labai pasilgau iš tikrųjų. Einu plaktis kokteiliuką ir papusryčiauti. Šiandien tokie pusryčiai. Gaminsiu dabar pietus, tai pasidarysiu taipogi ir kelioms dienoms tokį paruoštuką. Tai pasikepinsiu, pasitroškinsiu jautienos faršą, visada perku 5 procentų riebumo, kad mažiau būtų riebalų, mažiau kalorijų. Įdėsiu juodųjų pupelių, tai turi labai daug skaidulų pupelės. Ir kukurūzų įdėsiu, tai bus tokį pietų su ryžiais, su salotomis, bus labai skanu. Aš jokių riebalų nededu, kai faršų troškinu, užtenka to riebaliuko iš mėsytės, tikrai nereikia čia tų riebalų visiškai. Tai kuo puikiausiai išsitroškina, iškepa, tikrai nebūna sausa. Išsiskiria tie riebaliukai iš mėsytės ir nereikia čia padauginti tų riebalų, užtenka iš mėsytės riebaliuko. Patroškinsiu. Aš ant pačio galo, kai baigia mėsytė troškintis, tada tik tai suberiu prieskonius, nes tada nebūna tokia sausa. Tai šį kartą naudosiu šito tako prieskonius. Kartais naudoju chili con carne prieskonius, man visai patinka. O jeigu neturiu, tai savo paprasčiausius prieskonius: druskytė, pipiriukai, česnakiukas. Ir viskas. Va, matote, kiek sulčių išsiskiria. Ir nereikia čia jokių riebalų. Nereikia padauginti. Paskutinis mano valgymas šiandienos. Tai vakarienė. Easy peasy, nieko čia ypatingo. Virti kiaušiniai, agurkai ir viskas. Lengva vakarienė, nes po vakar tai tikrai nesinori valgyti. Aplamai šiandien visą dieną taip lengvas toks maistukas ir tikrai mažiau šiandien valgiau.
Tai va, einu vakarieniauti ir viskas.